Platformoje nepilnamečiai investuoti gali. Ir tai yra vienas iš Profitus platformos išskirtinumų. Taip pat tai yra viena iš nedaugelio vietų Lietuvoje, kur pats nepilnametis gali investuoti. Kaip atrodo šis procesas? Kai naujas investuotojas užsiregistruoja platformoje, mūsų komanda mato registruoto žmogaus gimimo datą. Ir jeigu matome, kad tai yra nepilnametis, siunčiame elektroninį laišką su visa informacija, ką reikia atlikti, kad galėtume leisti investuoti nepilnamečiui. Taigi, tėvams reikės pateikti sutikimą, keleto dokumentų kopijų ir viskas, galima pradėti. Turime ir tokių įdomių atvejų, kai matome, kad yra registruojamas ne tik kad nepilnametis, bet net 1 metų amžiaus neturintis investuotojas. Ką tai reiškia? Kad tėvai registruoja savo vos gimusį kūdikį ir iš karto pradeda kaupti jo ateičiai. Kai pakalbame su tokiais tėvais, išgirstame, kad dažnu atveju jie investuoja valstybės skiriamus vaiko pinigus ir iš karto pradeda kaupti vaiko ateičiai. Aš taip pat turiu asmeninį pavyzdį, mano 12-metis sūnus sugalvojęs, ką jis ateityje nori nusipirkti, pradėjo investuoti ne tik tai paaugliai, bet net ir 10-12 metų vaikai jau sugeba investuoti ir patys.